Gerą vakarą. Mėnesio Juodaragio festivalio proga noriu pasidalinti keletą minčių apie sapnavimo fenomeną bei papasakoti vieną iš savo patirtų sapnų. Mano supratimu, dieną žmogus dažniausiai nors ir nesapnuoja, bet priima šviesos atspindžius per savo akis. Dėl to mūsų pakaušio smegenų dalis, kuri apdoroja vaizdinę informaciją, yra daugiau ar mažiau užimta. Naktį, nors ir akys ilsisi, mūsų smegenys dirba tokiu pat režimu kaip ir dieną. Bet ką veikia toji vaizdinė smegenų dalis? Kadangi akys užvertos ir neturime jokios einančios šviesos, belieka tik naudoti tai, kas priima smegenyse, žmogaus vaizdinę atmintį. Ko paskoje, mano manymu, ir gimsta sapnai. Kodėl jie kuriami? Turbūt mokslas konkrečiai dar neatsakė, bet yra užuomenų, kad tai tiesiog atminties perdėlimas iš vieno stalčiaus į kitą REM arba angliškai Rapid Eye Movement miego stadijos metu. Na, o netolimoje ateityje galbūt jau ir vietoj žodinio pasakojimo bus galima pridėti ir vaizdinį, kai sapnus įrašysime įrenginių pagalba. Na, o dabar prie manojo sapno. Sapnas nukelia mane į vaikystę, kai vasarą lankydavausi kaime. Ten netoliese savo senelių gyvenvietės vaikštinėjau po kaimininį vienkiemį, kaip ir daugelį miego kelionių. Tiesiog niekad nėra aišku. Nei kodėl, nei kaip ten atsidūrė. Mintyse tik vienas dalykas sukosi, jog man reikia surasti pagalį. Tuo tarpu prieina vienas nepažįstamas žmogus, kol ši mintis sukosi, žiūri klausimų žvilgsniu, o aš te atsakau, ko ieškau, bet ar žodžiu, ar žvilgsniu sunku pasakyti. Po kurio laiko nieko neradęs, keliavau per kitą kiemą ir galiausiai vis tiek atsidūriau savo senelių buveinį. Tuomet man kilo idėja, kodėl nenuėjus į mišką, kuris tolumoje horizontą vis atpuošia. Viena tik problema, jog šiame miške niekad nebuvęs, o jis visat atrodo taip paslaptingai, lyg rastum kur kas daugiau negu ko ieškojęs. Kelionė po mišką pralėkė tarsi akimirką ir grįžau su pagaliu rankose. Tuomet tėvas klausė manęs, kam tau tas pagalys? Lyg suvokdamas priežasties nebuvimą, sapnas ir baigėsi. Tuomet ir pabudau.